aš galvoju, vat, kurie ištikimai liko klausyti arba gal dar naujai prisijungė dėl šitos temos, tai bus kaip tik paklausys šitos diskusijos ir galės eiti ramiai miegoti, nes aš tikiu, kad užsimotyvuos eiti anksčiau miegoti. Tarp kitko, besiruošiant aš pati pastebėjau, kad labai teigiamai veikia ta medžiaga, tie moksliniai straipsniai ir ta motyvacija, kodėl svarbu miegoti tam tikrą valandų skaičių ir eiti miegoti tam tikrų metų, apie tai kalbėsiu. Tai iš tiesų kažkaip jaučiu, kad bendrai žmonės visai, na, yra toksai kaip pakylėjimas, žmonės domisi apie psichinę sveikatą, yra visokių seminarų, podcastų ir panašiai. Ir taip numanau, kad dalis medžiagos galbūt bus girdėta, bet aš tikiu, kad, kaip sakoma, būna 80% motyvacijos daryti kažką ir 20% galbūt kažkokių visiškai naujų dalykų. Tai būna, kažkur esu girdėjus tokią statistiką, kad žmonės taip išeina iš seminarų. Tai va, tai tokia įžanga, tai turbūt galima pradėti nuo apskritai, miegas, kuo jisai svarbus, turbūt galvojant apie šitą temą, aš tik pristatysiu ir išsamiau, bet labai taip iš toli noriu pradėti kalbėti, kad paprastai žmonės juk nori būti laimingi. Nu, visi žmonės siekia laimės. Vat kaip Marta, jum, kas yra, pavyzdžiui, laimė, ko reiktų, kokie tie sudedamos dalys, nu, kad ir bendrai paėmus. Labai toks kompleksiškas klausimas, aš manau, na ir iš tikrųjų ta laimė susideda iš labai daug komponentų. Ir vat tikriausiai, kai taip galvoju, tai yra ir fizinių poreikių, ir mano kažkokių psichologinių poreikių patenkinimas. Na ir taip pat ten jau po to galima kalbėti ir apie ambicijas, ir apie socialinius ryšius. Bet sakyčiau, kad vat, jeigu esu pavargusi, jeigu esu neišsimegojus, vat šiek tiek šokant iš tą temą, tikrai tą laimę tokią pilnavertį yra jausti šiek tiek sunkiau. Tai nežinau, ar atsakymas tinka, bet... Jo, tai vat, iš tiesų aš galvoju, žmonės nori būti laimingi ir ta laimė labai skirtingi dalykai, nors tuo pačiu labai bendražmogiški. Žmonės nori būti produktyvūs, tarkim, moksleiviai ten gerų pažymių nori, kad sektųsi atsiminti ten kontrolinius, gerai parašyti studentai nori egzaminus išlaikyti, o suaugę tiesiog gerai atlikti savo funkcijas, kilti karjeros laiptais, galbūt va, tas finansinė gerovė, ir taip pat mes norim ir gerų santykių, norim turėti kantrybę su vaikais, su partneriais, su senstančiais tėvais ir visur, atrodo, kurią temą be paėmus, iš tiesų visur svarbus miegas, nes miegas, vat, pereisiu toliau, jisai prisideda bendrai prie žmogaus laimingumo labai plačiai. Ir kas yra įdomiausia, dėl ko aš taip kalbu bendrai, kad jeigu būtų kažkokia stebuklinga piliulė, kur sakytų, jūs čia būsit produktyvūs, jūs galėsit būti kantrus ir kurti santykius, jūs galėsit emocijas reguliuoti, tai žmonės norėtų tokios stebuklingos piliulės ir kažkaip, kad labai lengvai ir greitai būtų gaunamas efektas. Ir gal net būtų nemažai sumokėti pasiruošę už tokią piliulę. O jeigu pasakyčiau, kad nieko, kaip sakyt, nieko mokėti nereiks ir dar nieko daryti nereiks, reikės tiesiog pamiegoti, tai tada kažkaip visai kitaip skamba šita vieta. Tai va, tai bendrai paėmus miegą ir kuo jis svarbus, tai mokslė tyrėjai dažniausiai aiškinasi, kaip pasakyti, daro tyrimus žmonėms neleisdami miegoti kažkiek valandų, kai yra miego trūkumas, deprivacija, ir tada žiūri, kas darosi su žmogaus psichinė sveikata ir su fiziniais rodikliais. Tai va, tai turbūt ir pereisiu šiek tiek, vat, kas ten keičiasi, kaip mes jaučiamės. Aišku, yra pastebėtas vienoks poveikis, jeigu mes tiesiog trumpai, vieną dieną, 2 dienas trumpiau pamiegam, turiu omeny trumpiau, tai ten 4-5 valandas, arba jeigu miegas buvo nekokybiškas, tiesiog kažkokie, kartais mes galime išmiegoti tarsi 7 ar 8 valandas, bet jis gali būti nekokybiškas, nes mes prabudinėjam, ar kažkas sutrukdo, ar begalė priežasčių. Tai va, tai jeigu miegam per mažai ar miegas nekokybiškas, tai turi įtakos naujos informacijos
iš esmės išmokimui ir mes sunkiau išmokstam ir kai reikia formuoti kažkokius įgūdžius, tarkim, mes mokomės, nežinau, vairuoti, mokomės kalbų, nu čia kalba labiau gal kaip žinios, bet įgūdis vis tiek yra pritaikyti tą kalbą ir gebėti, ar ten mokomės groti instrumentais, tai taip miego metu ta informacija yra apdorojama ir netgi buvo padarytas tyrimas, viena grupė mokėsi kažkokio tai įgūdžio, dabar nepasakysiu, ryte mokėsi ir testą laikė vakare, o kita grupė mokėsi vakare ir testas buvo ryte. Tai vat po naktinio miego geresni rezultatai, formuojant naują įgūdį, darant kažkokį pratimą, bet ką sporte tai gali būti. Taip, tai jeigu mes, žodžiu, grįžtant, kuo svarbus tas miegas, tai jeigu mes nepamiegam, tiesiog prastėja dėmesio koncentracija, turbūt, nežinau, teko patirti šitą jausmą, kai sunku susikaupti, atrodo galva kažkokia nedirbanti, daugiau darom klaidų ir tie rezultatai būna prastesni ir taip pat ir darbe sunkiau sekasi susikaupti. Ar pažįstamas, Martai, tokios būsenos? Kaip studentai tikrai pažįstamos ir vat, jūs kai kalbat, aš pagalvoju apie tokį paradoksą, kad dažniausiai nors ir tyrimai rodo, kad vat, miegas yra labai svarbus mūsų atminčiai, tam išmokimui, bet kaip taisyklė studentai ir manau ne tik mokosi būtent per naktį, paskutiniam dienom. Na, aišku, čia labai daug ir kitų dedamųjų susideda į tai, bet visą laiką pagalvoju, kad, na, iš tikrųjų, nors ir žinom kažkur teoriškai, kad, na, mums reikia miegoti, kad tai mums atsilieps į gerą, bet kartais nepavyksta to praktiškai padaryti. Tai labai smagu girdėti tą edukaciją iš jūsų ir iš tikrųjų dar tokį užtvirtinimą, kad tikrai tas miegas yra mums svarbu. Ir aš galbūt tada norėčiau paklausti dar apie patį miegą. Ar jisai turi kažkokius gal ar tipus, ar ciklus, na, ar jis yra kažkaip klasifikuojamas? Mhm. Taip, yra ir ciklai, ir tipai. Aš dar gal truputį dar papildysiu, kol visai nepabėgom nuo to, kas svarbus miegas, nes yra vienas dalykas, tai mūsų psichiniai sveikatai, kaip minėjau, ten dėmesys, atmintis ir taip pat ir motyvacijai. Mes, kai neturim energijos, mes esame mažiau motyvuoti, nenorim nieko daryti. Tarp kitko ir skausmą prašiau toleruojam. Dar noriu pridėti, va su sportininkais buvo darytas tyrimas, tai jeigu jie, kad ir kelias savaites, kad ir neilgą laiko tarpą prašiau pamiega, tai tiesiog ir pats greitis, ištvermė lėtėja, nu jie mažiau, tarkim, gali pakelti svorio, jie yra lėtesni, kokie ten, pavyzdžiui, dviratininkai ir ten kokie tai atletai. Tai ir tuo pačiu su traumų rizika susiję. Čia visiems žmonėms. Pagalvokim, pavyzdžiui, vairavime mes, nu, dažnas žmogus ar nevairuoja, tai gali tiesiog padaryti avariją, nes nu, ne, ir reakcijos tas greitis lėtėja ir ta dėmesio koncentracija. Tai va, ir dar noriu šitą vietą priminti tokį, gal teko matyti filmuką Inside Out, Išvirkščias pasaulis. Apie visiems rekomenduoju, animacinis filmukas apie emocijas, dabar yra išėjus antra dalis. Tai labai gražiai parodo, kaip naktį tie atsiminimai, tos patirtis, tai kas įvyko dieną yra apdirbama ir perkeliama ilgalaikę atmintį, nes kokią iš esmės informaciją mes labiau išsaugom, tą, kurią kartojam, arba kuri emociškai įkrauta, kur patyrėm emocijas. Tai va, tai, o dar truputį ir, manau, svarbu ir apie fizinę sveikatą pasakyti, nes čia kalbėjau daugiau apie psichinę ir kuo tas miegas svarbus dar ir fiziniai sveikatai. Tai buvo labai įdomu išgirsti tokį tyrimą, man atrodo, su gripo, su vakcinavimu buvo daryta, liktai gripo vakcina. Ir jeigu žmogus, bet vėlgi, pavyzdžiui, kelias savaitės prieš vakciną miegojo 5-6 valandas, nu, tai nepakankamai. Tai pasiskiepijus susiformuoja mažiau antikūnų. Tai tokia įdomi informacija, kad mes tampam bendrai mažiau atsparus visokiem bakteriniam ir virusiniam susirgimam ir krenta imunitetas, jeigu, kaip minėjau, mažiau, ar ten miegam, ar miegas nekokybiškas. Dar svarbu yra čia bendrai, nu, įvairaus amžiaus žmonėm,
gal su amžium tai tampa itin aktualu, nes, kaip sakant, senatvė artėja, bet turiu meny, kad dienos metu mūsų ląstelės yra aktyvios ir naudoja deguonį ir gliukozę, ir miego metu yra tos biologinės šiukšlės šalinamos. Labai svarbus miegas, nes, na, buitiškai tariant, smegenys apsivalo. Ir čia, kodėl taip tokią įžangą padariau, kad tie va toksinai ir tas smegenų išsivalymas yra svarbus dėl tų neurodegeneracinių ligų, Alzheimerio, demencijos ir panašiai. Vat, tai ką dar norisi paminėti. Tarp kitko, yra tyrimų, kurie rodo, kai žmonės nepamiega, jau čia taip labiau ilgalaikė prasme, ne tai, kad vieną kitą parą, tai dėl to sutrikusio miego gali netgi pasileisti vėžio mechanizmas, nes užtenka vienos mutavusios ląstelės, kad prasidėtų vėžys. Vat, taip pat susiję dar yra lėtiniai uždegiminiai procesai mūsų organizme, kad jeigu miegam per mažai, tai tas uždegiminis procesas, jisai yra aktyvesnis, kas domisi, tai čia ir labai mityba mūsų svarbi, bet miegas taip pat gali prisidėti. O tas lėtinis uždegiminis procesas yra kaip faktorius nulemiantis daugelio ligų prasidėjimą. Ar mes susirgsim ar ne, aišku, atsinešam genetiškai, bet ar mes, kaip sakant, pasileis tą ligą ar ne, ir dar kokiam amžiui, tai irgi nulemia, turi įtakos miegas. Na va, vienas iš paskutinių aspektų, ką dar noriu paminėti apie miego svarbą ir fizinę sveikatą, tai čia buvo tyrimas su slaugytojom. Jis buvo ilgalaikis tyrimas, tęstinis, ta prasme, tyrimas, tai ten buvo slaugytos, kurios būtent dirba naktiniam pamainom, turbūt čia, numanau, ligoninėse, čia JAV tyrimas, tai, žodžiu, mažas tas prastas miegas didina nutukimo riziką. Ir čia turbūt irgi paklausiu, ar teko susidurti, kad mažiau pamiegojus norisi tų greitų angliavandenių. Ar pažįstamas toks? Labai pažįstamas, tada labai kažkaip ir tie burgeriai, ir makaronai, ir saldus maistas atrodo patraukliai tikrai. Taip. Tai va, ir čia norisi gal tokio paaiškinimo, nes būna žmonėm, kuriems svarbu suprasti, o kodėl, nes ar čia yra šiaip prisigalvojimas, ar čia mes kažkokia valia susilpnėja, kas čia vyksta. Ir čia labai yra biocheminiam lygmenį pokyčiai, nes išsiderina tokie du hormonai. Vienas atsakingas už sotumo pajautimą, o kitas už alkį. Tai gaunasi taip, tai yra tie grelinas ir leptinas, tie hormonai, tai mes, reiškia, galim daugiau suvalgyti, mes lėčiau sotumą pajausim ir mes jaučiam didesnį alkį. Nu, toks vienas su kitu labai susiję ir tai ne tik, kad nutukimas, bet ir didina cukrinio diabeto tą riziką dėl gliukozės apykaitos. Ir tarp kitko, jauniems žmonėms, tai taip įtariu, kaip, pavyzdžiui, studento amžiaus maždaug tai tyriamųjų grupiai buvo toks tyrimas, kad miegant 6 paras po 4 valandas tik tai, reiškia, nepakankamai, išsivystė netgi tokia prediabetinė būsena. Padidėjo cukraus kiekis kraujyje. Tai yra, atrodo, gal mes kalbam apie ilgalaikius pokyčius, jeigu žmogus chroniškai ten metų metais neišsimiega, gal tada ten jau kažkas ir darosi. Bet net yra tyrimai, kur užtenka savaitės, kai nepilnai nedamiega žmogus ir gaunasi jau tie grįžtamieji rezultatai. Tai va. Tai man iš tikrųjų jūsų besiklausant, tik galbūt norisi atliepti, kad atrodo, tas miegas yra svarbus viskam. Na ir iš ties, kai mes ateinam tiek pas gydytoją, tiek pas psichologą ir kalbam apie savo nusiskundimus, labai dažnais atvejais mūsų paklausia arba mums rekomenduoja susitvarkyti miegą. Tai labai jau bendrai pasakius. Ir dabar, kiek jūs visko pasakėt, kodėl tai yra svarbu, tai atrodo, kad iš ties sutvarkius miegą labai daug mūsų problemų gali būti, kad išsispręs. Taip. Atsimenu vieną paveikslėlį socialiniuose tinkluose, kur paveikslėlis nupieštas gydytojas ir pacientas, kuris guli lovoj, ir gydytojas klausia paciento,
kaip jaučiatės, sako, gerai, o ką man davėt? Sako, pamiegot. Ir jis sako, wow, nu toks, kur tarsi galvoja, gal čia kažkoks buvo gydymas paskirtas, piliulė, migdomieji, ar kažkas panašaus, bet ar ten nuskausminamieji, tai vat davė žmogui pamiegoti ir jisai pasijuto geriau. Ir tikrai dabar, kai ar ne, jau yra ruduo, nežinau kaip jūsų aplinkoje, bet girdžiu mano aplinkoje, kad daug žmonių serga, pradeda sirgti, jau peršalimai, jau virusai, jau čia tokia kaip grėsminga nuotaika tvyro, kad čia jau atrodo gali susirgti, bet visai svarbu iš tiesų miegas ir gal ten kažko labai stebuklingo mes nepakeisim savo rutinui, bet atsižvelgti į tas miegui skiriamas valandas, tai tikrai galim. Nu, jeigu leidžia, kaip sakant, mūsų visi tie įsipareigojimai, bet manau, suvokiant svarbą, tai tikrai galima atsižvelgti. Tai Jo, va. gal dabar tada ir norėtųsi eiti prie tų, kaip jau minėjau, kažkokių miego kategorijų, nes visgi suprantam, kiek svarbu, dabar jau suprantam, kam gali pakenkti ir kam padėti miegas ir dabar norėtųsi galbūt daugiau išsiaiškinti apie patį jo veikimą. Mhm. Tai miego, čia galima būtų daug kalbėti, bet taip gal labai supaprastinus, tai yra tie du tipai, kai tai yra lėtųjų bangų miegas ir greitųjų bangų miegas. Tai yra be abejo ten smegenų aktyvumo bangos skiriasi pagal tos dažnius ir jeigu tai trumpai nupasakojus tą miego ciklą, tai mes, kai pradedam miegoti, tai yra pirmoji tokia trumpiausia miego stadija, kuri ten, nu, gal kokius 5% užima viso miego laiko ir šios stadijos metu žmogus atsipalaiduoja, raumenys po truputį atsipalaiduoja, kvėpavimas sulėtėja, tarsi žmogus pradeda snūduriuoti ir šitoj stadijai gali būti, kad žmogus jaučia, man pačiai, irgi atsimenu, teko tokį, nu, ir trūkčiojimą, gali būti galūnių trūkčiojimas. Tai yra labai natūralu, tiesiog toks šiek tiek vat, nukrenta kūno temperatūra ir žmogus pabudintas iš šitos stadijos miego, jis gali sakyti, ne, aš dar nemiegojau. Nu, toksai, kur tarp miego budrumo, ta pirma stadija. Tai va, toliau eina antroji ta miego stadija jau gilesnė, tos smegenų bangos jau tokios lėtesnės ir čia didžiąją dalį laiko, iki 55% praleidžiame šitoje miego stadijoje, tai čia vėl kūnas dar labiau atsipalaiduoja, miegas tampa gilesnis ir žmogus nėra sąmoningas, jau dar pakankamai lengva nubusti šitos miego stadijos, jau iš tos trečios jau yra sunku. Vat ir sakoma apie dienos miegą, kad jeigu norisi nusnūsti, tai vat reiktų, nors vėlgi čia sunku pasakyti, skirtingi šaltiniai skirtingi, sako, 20-30 minučių turėtų būti tas dieninis pamiegojimas, nu kiti šaltiniai sako iki valandos tas pamiegojimas, nes po to jau mes nueinam miegodami ilgiau gilesnę miego stadiją. Tai vat, ir tada ta trečia miego stadija, kuri anksčiau ten dar buvo smulkinama, bet dabar yra apibendrinama į tą trečią miego stadiją, tai jau giliausias miegas, vyksta tie atstatomieji procesai organizme ir gaminasi augimo hormonas ir reguliuojama imuninės sistemos veikla. Tai čia sakoma, kad jau jeigu pažadini žmogų, jį jau sunku pažadinti, bet jeigu pažadini, tai jis toks, nu, šiek tiek dezorientuotas gali būti ir sako, jeigu nori pernešti vaikus, nu, kai vaikai užmiega ir nori ten jį kažkaip transportuoti ten į kitą kambarį, tai geriau jau šitoj stadijai, nes tada tikrai mažai tikėtina, kad bus žmogus. Ir tada yra, tai va, tai lėtasis miegas ir tada tas greitų bangų miegas vadinamas REM, Rapid Eye Movement, tai greitų akių judesių miegas, tai čia jis taip vadinasi, nes tiesiog tuo metu žmogaus visi tie fiziniai, fiziologiniai parametrai labai yra artimi kaip to nemiegančio žmogaus. Tai reiškiasi, pagreitėja širdies dažnių susitraukimas, pakyla kūno temperatūra, toks kvėpavimas gali būti nereguliarus ir
Ir vėlgi dabar, kiek skaičiau literatūrai, nu, tarsi nurodoma, kad šitoj fazėj miego žmonės sapnuoja. Nors iš tiesų yra kitų tyrimų ir nuomonių, kad žmonės sapnuoja visose miego stadijose, tiesiog va tam REM miego stadijai tiesiog atsimena paskui tuos sapnus. Ir imant, jeigu kaip pasakyt, kaip užmiegama vakare ir kaip klostosi miegas iki pat ryto, tai pradžiai būna daugiau to giliojo miego, ilgiau jis trunka, o paryčiais ilgesnė trukmė yra to jau REM miego. Ir tokie va ciklai, tai vienas ciklas yra, kaip minėjau, pirma, antra, trečia stadija ir REM miegas. Va šitie 4 punktai apima vieną ciklą. Ir maždaug trunka, vėlgi čia labai vidutiniškai, apie 1,5 valandos iki 2 valandų. Ir tai tokie kokie 3, 4, 5 ciklai, priklauso kiek mes miegam. Ir kaitaliojasi, nu, taip per naktį. Tai vat labai įdomu ir apie tas stadijas išgirsti, labiau pažinti, kaip veikia tas visas mūsų smegenis apskritai ir tas mūsų ciklas. Bet jūs užsiminėt apie sapnus ir aš kažkaip pagalvojau, kad sapnai vis dar yra iš labai įvairių požiūrių įvairiai vertinami. Tai vieni galvoja, kad jie gali mum numatyti ateitį, kiti sako, kad labai daug pasako apie mūsų pasąmonę. Na, tai toks iš esmės mitais apipintas dalykas ir man gal tada kyla klausimas, tai kodėl mes iš vis sapnuojam? Mhm. Be abejo, čia irgi nėra vienareikšmiško atsakymo, nes yra daug teorijų ir seniau gal buvo taip manoma, kad tarsi sapnai padeda sukramtyti, sudėlioti į vietas tos įvykius, ką mes patyrėm dienos metu, ypač kai yra emocijos intensyvesnės arba kad sapnų reikia mūsų kūrybiškumui, nes kai mes sapnuojam sumažėja aktyvumas tos prieškaktinės žievės, o ta dalis kontroliuoja ir tikrina. Ir kai sumažėja ta kontroliuotoja, tada atsiranda vietos laisviau smegenim apjungti kažkokius mažiau logiškus dalykus, ar kaip čia pasakyti, vaizdinius, mintis. Tai va, bet yra ir dar kitų teorijų, pavyzdžiui, kodėl mes sapnuojam, tai kad mūsų įprastai gyvenimas turi tokios rutinos ir monotonijos savyje, kad mes, tarkim, važiuojam galbūt į darbą, kažkokiu maršrutu panašiu, mes sutinkam panašius žmonės, tuos pačius ten kolegas ar klasiokus, ar priklauso, kur esam. Ir kad ta yra teorija, kad būtent sapnai tai yra kažkas tokio netikėto, nelogiško, tai, kad nenubūktų mūsų smegenis, mes patiriam tuos sapnus ir tada tai yra mūsų kaip nauja patirtis ir tai padeda jau realiam gyvenime paskui galbūt geriau adaptuotis, kažką kūrybiško sugalvoti, kažkaip prisitaikyti. Na, tiesiog čia yra tokios skirtingos teorijos, kur vėlgi vienareikšmio to atsakymo nėra. Aš mačiau, klausimas buvo išlindęs, tai nežinau, nespėjau jo perskaityti, gal truputį vėliau dar Aš galiu įgarsinti ir dabar, galim pasilikti ir pabaigai, čia jau kaip jums yra geriau. Net nežinau, iš tiesų galima ir dabar. Nėra man skirtumo. Na, jis toks visai gražiai mums pratęs mūsų šitą diskusiją. Tai rašo vienas iš mūsų žiūrovų: sveiki, ar dienos pietų miegas yra naudingas organizmui? Ir jei pamiegama, tarkim, 1 valandą dienos metu, kaip suprantu, o 7 naktį, ar būtų galima pasakyti, kad tos dienos miegas yra 8 valandos? Nu, ne. Deja, ne. Tai iš vis ar naudingas dienos miegas, reiktų žiūrėti individualiai. Bendrai sakoma, kad, va taip yra, jeigu žmogus neturi miego sutrikimų ir bendrai žmogus nesiskundžia miegu, tai jeigu neturi, kaip sužinoti, ar aš turiu miego sutrikimą ar ne, ar aš galiu pakankamai lengvai, pereisim po to prie tikslesnių kriterijų, bet maždaug ar aš galiu užmigti lengvai, ar aš išmiegu, tą paskirtą laiką be didelių prabudimų, ten trumpi kelių minučių nesiskaito, ar ten nubėgimas į tualetą ir vėl užmėgimas. Ir ar aš lengvai atsikeliu. Ta prasme,
nubundu išsimiegojęs. Tai vat jeigu nėra didelių kažkokių sunkumų su miegu, tai dieninis pogulis, kaip minėjau, ar ten iki pusvalandžio, nu, maksimaliai iki valandos, bet taip reiktų individualiai žiūrėti pagal savijautą. Ir tą dieninį miegą reiktų eiti miegoti iki 15-16 valandos, nes jeigu apie 6 atsigulam ir miegam iki 7, nu, tai jau sėkmės užmigti vakare. Tai laikoma, kad tas dienos miegas gali būti naudingas, mes tarsi restart padarom smegenims ir galim jaustis žvalūs, vėl energingi, nes daug kam būna toks apie 3-4 toks produktyvumo kritimas. Tai va tas nusnaudimas, turbūt ten, kad ir 15 minučių, jisai gali būti naudingas, nu, daugam produktyvumui, jausenai, motyvacijai. Ir buvo klausimas, ar ten susijungia vakarinės 7 valandos plus 1 dieninė, nu, skaitosi, kad ne. Kad tai negalima sakyti, kad aš miegoju 8 valandas, bet čia yra kaip susiję, su kuo susiję, kaip čia dabar papasakoti, su tuo, kad labai svarbu, būtent dėl tų miego stadijų, mes ten perinam nuo paviršinio į gilų, tada REM miegas ir taip banguoja, ir būtent tas ciklas, tas bangavimas, ėjimas per fazes, jis duoda miego tą kokybę, nes tam tikri procesai atsistato vienoj stadijai, tam tikri kitoj, ir netgi buvo daryti tyrimai, kaip dabar čia atsiminti tiksliau, nu, žmonės nori būti produktyvus ir galvoja, aš pamiegosiu fragmentuotai, ten, tarkim, 1 valandą kas 3 valandas. Nu, nenoriu pameluoti, ten kažkaip buvo, kad ne iš karto 8, bet pamiegosiu, padirbsiu, toks daugia fazis miegas. Tai buvo, nu, prieita prie išvados, kad, nu, jis kokybę nors kiekybę valandom gali išmiegoti, bet kokybę jisai nebus toks visavertis tas miegas. Tai gal taip atsakyčiau. Nors 7 valandos miego laikoma, jeigu tai yra sveikas suaugęs, vidutinio amžiaus žmogus, 7-9 valandos, tai tarsi ta rekomendacija, tai žema norma. Tai va. Tai vat, kaip tik jūs jau užvedėt klausimą, kurį aš iš tikrųjų turėjau savo galvoj, tai vat, kažkaip mes visi esame įsitikinę, kad 8 valandas yra tas standartas ir ta jau siekiamybė miegui. Tai aš galbūt norėčiau tuomet paklausti, ar mums visiems reikia būtent tų 8 valandų, ar mes dar turėtume kažkaip individualiai žiūrėti pagal poreikį, gal pagal savybės tam tikras. Jo, šiaip yra individualu. Yra bendros rekomendacijos ir kaip žinia, nu, tas bendrumas tai tinka daugumai, bet būna ir visokių išimčių. Tai šiaip laikoma, kad 7-9 valandos, nu, per brūkšnelį 7-9 valandos yra labai, kaip sakant, pasaulyje yra keletas tik procentų žmonių, kurie kažkaip genetiškai pagal savo visus tos ciklus, ritmus, hormonus, jie gali miegoti mažai, nu, tarkim, 5 valandas ir jiem užtenka. Nes yra nemažai žmonių, kurie sako, ai, vat, aš tai visą gyvenimą ten miegu, arba didžiąją dalį gyvenimo miegu mažai ir man normaliai kažkaip. Tai čia nereiktų apsigauti, nes tikrų tokių, kurie gali, nu, tikrų jau žmonių, kurie gali mažai miegoti, iš tiesų jų yra labai mažai. Ir dar priklauso, nu, tas svyruoja 7-9 valandos, ar mes, pavyzdžiui, ką mes veikiam dieną, ar mes sportavom kažkaip intensyviai, ar mes daug mokėmės, gal yra daug informacijos ir smegenys naktį ten perrūšiuoja, ką išsaugot, ką ištrinti. O gal mes, pavyzdžiui, sergam. Pastebėjot, kaip sergam, tai miegam. Kažkaip, nu, kūnas intuityviai taip save gydo ir tai yra tikrai labai geras variantas sergant daugiau miegoti. Taip, vat, atrodo tas laikas kaip ir yra optimalus, vat gali ir svyruoti. O kaip tada yra su tuo rytiniais ir vakariniais žmonėm, arba pelėdom ir vyturiais?
Nes, na, pastebėjau ir savo aplinkoje, kad tikrai yra žmonių, kurie sako, kad aš ryte negaliu išlipti iš lovos, jeigu jau reikia, tai sienom vos neinu. Tie žmonės dažniausiai pasako, kad jie kaip tik naktį yra produktyviausi, na ir atvirkščiai. Tai ar čia iš tikrųjų yra kažkoks įpratimo reikalas, ar mes esam, nežinau, genetiškai kažkiek užkoduoti būti tais vyturiais ar pelėdom? Taip, tai yra tie vadinami chronotipai ir yra išskiriami vyturiai, pelėdos ir dar visokių kitokių teko skaityti pavadinimų, bet tie gal populiariausi naktinėtojai ir tie, kurie anksti keliasi, tiesiog jiems, nu, natūraliai taip gaunasi, lengva užmigti iš vakaro arba atsikelia ryte būna produktyvūs. Tai yra apie 30-40 žmonių, 30%, 40% žmonių, va taip labiau pelėdos, vieni, kiti labiau vyturiai ir tada miksas būna tikrai, tai yra, nu kaip pasakyti, spektre, nėra, kad vien tik tais labai jau kraštutinai vyturiai ar pelėdos, tai tikrai yra spektras, kaip žmonės pasidalina tame ir taip, tai yra nulemta genetiškai ir dėja vat pasaulis labiau sukurtas, kad mes turim anksti keltis, tai tiem vyturiams tarsi geriau ten vat ir į pamokas eiti nuo 8 ir į darbą, o tos pelėdos nukenčia, nes jos jaučiasi produktyvesnės vakare. Ir gaila, iš tiesų tenka girdėti, kad ne Lietuvoj turbūt, užsieny ten mokyklose, ypač paauglystėj, ten persitvarko hormonai ir būna labai sunku palaikyt tą ritmą tokį, turiu omeny, kad 8 į mokyklą, tai jeigu pavėlinti tą kelimosi laiką, tai žmonės produktyvesni jaučiasi ir tenka girdėti, kad užsieny yra tokių praktikų visai, nu, pozityvių, tik čia, nu, tai susijęs su bendra sistema, su švietimu, su popamokinė veikla, su transportu, tai nėra labai paprasta pakeisti. Dėl to vargšai vyturiai, pelėdos vargšai kankinasi, o vyturiai, nu, jiem yra palanku, kaip ir dėja. Taip, toks gyvenimas, kaip sakant. Tai va, kai užsiminėt apie tą tarpinį variantą tarp vyturių ir pelėdų, atsimenu, kad mes studijų metu vadinom balandžiais tokius žmonės ir kažkaip aptariam, kad jų iš ties yra na, daugiausia ir va, tų tokių jau labai kraštutinių variantų nėra tiek daug procentaliai. Tai jo, iš tikrųjų pritariu ir pastebiu, kad vyturiams tikrai yra lengviau gyventi, nes na, ir darbas, ir darbo valandos įvairių organizacijų ar įstaigų, viskas yra pritaikyta labiau tam, na, tarsi rytiniam grafikui. Mhm. Ir vat, irgi kalbant apie tą gebėjimą arba naktį išbūti produktyviam, arba labai anksti keltis, tai kaip yra su pamaininiu darbu? Ar jisai turi kažkokią įtaką mums, mūsų gal miegui ir sveikatai ir psichologijai? Mhm. Taip, aš kažkaip mąsčiau apie tą pamaininį darbą besiruošiant ir man atrodo, kad, nu, liūdna ir gaila, kad tenka žmonėm aukoti sveikatą ir, nu, tam tikros funkcijos turi būti užtikrintos, tam tikri darbai turi būti tarsi dirbami ir naktį. Tai, mm, tai aš gal labiau galėčiau papasakot, kaip čia miegoti, jeigu tenka naktį dirbti, kaip čia tą ritmą palaikyti. Nėra labai lengva ir paprasta, bet iš tos blogybės galima kažkokį, nu kaip čia mažiau patirtų neigiamų pasekmių. Nu, tai vienareikšmiškai nebus tas pats, kad mes normaliai išmiegam visą naktį. Tai yra bendrinės rekomendacijos literatūroje, jeigu nusimato naktinė pamaina, tai galima nueiti, tarkim, to prieš tai dieną pogulio pamiegoti, o po naktinės pamainos galima iš tiesų, nu, grįžus, tarkim, ar ne, ten, nežinau, 8 grįžti, tarkim, pavyzdys namo ir gali pamiegoti kokias tai 4 valandas, bet ne daugiau, nes vakare vėl reikės eiti miegoti, nu, nes būna žmonės po naktinės turi laisvą. Tai va, tai pamiegoti grįžus, bet ne daugiau 4 valandas, nes reikės vėl, nu, palaikyti tą ritmą ir vakare užmigti naktiniu miegu. O jeigu vėl eisim į naktinę pamainą, tai tada galima iš ryto daugiau pamiegoti. Nu, jeigu bus 2 naktinės, tai tarsi
Bet čia tikrai yra žala, tas miegas nėra toks kokybiškas. Aš prie šitos temos gal norėčiau šiek tiek apie miego tos ciklus dar paminėti porą žodžių. Ne ciklus, bet mechanizmus, kas reguliuoja mūsų miegą. Tiesiog porą žodžių, kad kiekvienas žmogus turi tuos vat vidinius biologinius laikrodžius ir biologinis mūsų laikrodis užtikrina, kad, nu, kad ir kiekviena ląstelė, kiekvienas organas sektų cirkadinį tą ritmą. Tai cirkadinis, jau čia tenka gal girdėti ir bendrai rašo, kalba žmonės, kas tas cirkadinis ritmas, kad jisai sąlygoja mūsų miego atsiradimą, nepaisant nuo budrumo. Nu, žodžiu, nepaisant, ar aš prieš tai miegojau trumpiau ar ilgiau, vis tiek panašiu metu aš jau užsinoriu miego. Tai va, ir tas cirkadinis ritmas stipriai yra paveikiamas šviesos, ir ten yra dar tokie šviesos tamsos tų vat aspektų, ir yra du svarbus hormonai, ką noriu paminėti, melatoninas ir kortizolis. Tai vakare, kai reiškiasi, kai leidžiasi jau saulė, tai po truputį tas melatoninas išsiskiria ir mes tampam mieguisti. Ir tai melatonino koncentracija didžiausia, vat iš vakaro, naktį mažėja, o paryčiais kyla kortizolis. Jisai tai streso hormonas, kuris mus aktyvina, nes, gal skamba čia stresas, bet realiai mums reikia, stresas mus gali ir teigiamai aktyvinti, leisti atsibusti, išsijudinti, išlipti iš lovos. Ir dabar, kai yra tamsus rytai, jau tai nieko keisto, kad nežinau, aš tai labai pajutau, kad sunkiau keltis, kaip jūs, Marta, irgi Labai atsiliepė. jaučiu ir tos motyvacijos atrodo mažiau, nes kai šviesu ir į rytinės paskaitas labai norisi nueiti ir darbai kažkaip lengviau nusidirba rytais, o kai tamsu išties užtrunka ilgiau, kol kažkaip išsijudinai ir pradedi dieną. Taip. Tai čia bus, ką su tuo daryti, gal kyla žiūrovam klausimų, tai vat, vėliau ir perėsim prie tų rekomendacijų, bet tai vat, tai ir norėjau pasakyti, kad yra melatoninas ir kortizolis, ir jie taip pat keičiasi savo koncentracijos kiekiu ir vienas kitą pakeičia, ir taip tie ciklai reguliuojasi, ir mes, tiesiog va taip vyksta, tą norėjau paminėti. Tai vat gal tada ir būtų toks kitas mano klausimas, būtent apie tą visas rekomendacijas, nes aš žinau tokią savoką kaip miego higiena ir žinau, kad į ją sutelpa labai daug įvairių dalykų. Tai galbūt jūs galėtumėt paaiškinti mūsų klausytojams, kas yra ta miego higiena ir apie ką tai yra. Taip, tai pirmiausia, gal papasakosiu, ką reiktų daryti, o tada ko reiktų vengti. Tai labai gerai, kad užsiminiau apie tą cirkadinį ritmą, nes čia labai susiję ir labai svarbu yra, būtent dėl to cirkadinio ritmas mums padeda panašiu laiku jaustis mieguistais ir užmigti, ir panašiu metu paskui jau ten atsikelti. Tai jeigu mes palaikom tą reguliarų ritmą, ką ir reiktų daryti, tai mes galim turėti geresnį tą miego ritmą ir miego kokybę, bet čia labai taip gerai skamba, eikit miegoti tuo pačiu metu, bet jau ką daryti, ateina savaitgalis, norisi išeiti į miestą, susitikti su draugais, atšvęsti gimtadienį, ar tiesiog pavakarot, nes tai yra smagu. Ir čia yra tokia netgi savoka, socialinis jet lag. Tai jet lag yra savoka, kai mes skrendam į kitą šalį per kelias laiko juostas ir mums sunku adaptuotis, o socialinis jet lag, kuomet mes einam miegoti ir keliamės skirtingų laiku dėl socialinių priežasčių, tai va dėl tų vakarėlių ir būna, nebūtinai dėl vakarėlių, tiesiog nes savaitgalis ir norisi kažką nuveikti įdomesnio. Ir pirmadienis būna labai sunki diena ir mes va tokie apduję galim jaustis, tai tiesiog tokia yra savoka. Bet vėlgi, jeigu palaikom 5 dienas per savaitę tą ritmą, maždaug einam ten 10-11 ir keliamės ten, nežinau, 7-8, skirtingai, ar ne, žmonės tai daro, tai nieko tokio, tas išsimušimas savaitgalį, viena kita diena, sakant, čia toks gyvenimas. Toliau stengtis pabūti dienos šviesoje
pirmoj dienos pusėj. Bet būtent dėl tų cirkadinių ritmų ir jeigu mes save išvedam į lauką ir galim pajausti natūralią dienos šviesą, tai mes duodam savo smegenim signalą, kad va, dabar yra diena ir dabar mes būdraujam ir po to tampa vakare lengviau užmigti, nes tada tie ritmai keičiasi vienas kitą ir ten tie hormonai, žodžiu. Tai va, tai noriu labai taip paprastai nupasakot, kad svarbu pabūti dienos šviesoj, o vakare vengti ekranų, bet, nu, tai yra sunku įgyvendinti, žmonės mėgsta ekranus, tai bent jau užsidėt tuos filtrus nuo mėlynos šviesos. Va, ir netgi galima lemputės, pavyzdžiui, miegamajam pasidaryti šilto tono, tokio, ne to šalto. Mačiau, kad buvo klausimas, mes gal dar grįšim prie jo, aš dar porą punktų pasakysiu. Mačiau, kad vėlgi išlindo, nespėjau perskaityti, bet kad yra klausimas. Tai dabar ką daryti dar galima? Na tai ten standartiškai pasirūpinti, kad miegamasis būtų ramus, kad būtų tamsu ir čia gali padėti raištis tas ant akių arba ausų kamštukai, priklauso, kur mes gyvenam, ar ten kokie troleibusai važinėjo už lango ir galima atjungti arba uždengti elektronikos tos prietaisus, kaip šviečiančius kažkokius jungtukus, ar pavyzdžiui, telefoną perjungti į skrydžio režimą, ar pasirūpinti, kad naktį nevibruotų ir neužsidegtų ekranas, nors mes galim nepabusti nuo tokių trikdžių, bet smegenys fiksuoja ir gali būti šiek tiek, gali turėti įtakos. Taip vėlgi sakau, kai yra sveikas žmogus, kuris neturi miego problemų, tarsi gali taip atsainiau žiūrėti tas miego rekomendacijas, bet net ir žmonės nesiskundžiantis miegu gali pabandyti pasinaudoti miego higienos rekomendacijom ir suprasti, kad jie gali dar geriau miegoti. Čia irgi toks dalykas. Dar keletą aspektų, tai pavyzdžiui, karšta vonia prieš miegą. Kaip atrodo, Marta, jum čia gerai ar blogai miegui? Labai sudėtingas klausimas. Aš galvoju, kad taip, nes kiek žinau, šaltas dušas yra labiau ryto dalykas, tarsi pabudimui, o būtent šiltas vanduo atpalaiduojamas, bet aš galiu labai klysti, tai lauksiu jūsų pasidalinimo. Jo, tai, iš esmės yra laikoma, kad kai mes jau einam miegot, kad mes užmigtume, kūnas turi, kaip neturi, jisai natūraliai šiek tiek vėsina save, krenta kūno temperatūra ir dėl ko sako išsivėdinti kambarį, ten plus 18 laipsnių miegamajam, dėl to, kad jeigu aplinka jau yra vėsesnė, mums lengviau užmigti, nes nebereikia vėsinti savęs kūnui. Tai dabar kaip su ta karšta vonia? Tai mes čia prisikaitinsim ir kaip čia, ar užmigsim ar ne? Tai yra taip kažkaip sakoma, kad vienas dalykas tai veikia atpalaiduojančiai, mes tokie būnam psichologiškai nurimę, nes žinom, kad stresas, nerimas labai stipriai kiša koją, visokios įkyrios mintis. Ir yra taip, fiziologiškai karšta vonia išplečia kraujagyslės ir tada yra greitai garinama ta šiluma ir greitai krenta kūno temperatūra. Tai kažkaip visgi tai daro mus mieguistus, tarsi gerai ta karšta vonia, taip išeina. Ir svarbu miego ritualai, nes sukuria refleksą, kad po šių procedūrų aš eisiu miegoti, tai kaip vaikam ten būna tokios pasakos, maudukai ir kažkokių specialių rūbelių turėjimas, tai mes suaugę galim savo susikurti kažkokį ritualą, veiksmą, nedetalizuosiu, bet padėti taip psichologiškai nusiteikti. Čia galima daug kalbėti, dar galima gal į klausimą atsakyti, kad nepabėgtų, ką ten žmogus parašė. Tai dar šiek tiek norėčiau atliepti, kad man labai patiko jūsų mintis apie tai, kad mes nebūtinai turim turėti kažkokių problemų su miegu, kad tiesiog vis tiek siektume pagerinti miego kokybę ir kad visada galima miegoti geriau. Tai aš irgi šitą kažkada pastebėjau, kad iš esmės neturiu kažkokių rimtų problemų su miegu, bet kai pradėjau domėtis tą miego higieną ir pradėjau taikyti jūsų paminėtus dalykus,
pasijautė skirtumas ir atrodo, vat, kaip ir jūs sakot, kartais mes gal ir nepajaučiam tiesiogiai tam tikrų dalykų, bet smegenys viską fiksuoja. Tai labai, labai patiko šita mintis ir iš ties pati pajaučiau irgi tai, kai ant savęs pabandžiau. Ir dabar mūsų žiūrovo kito klausimas, tai apie laiko persukimą. O kokią įtaką daro valandos persukimas į priekį ir atgal, na, vasaros ir žiemos laiku? Mhm. Na, iš tiesų, taip jau moksliškai nesu pasidomėjus šituo klausimu, bet galvojant apie bendras tendencijas, kad pasikeičia, nu, pasislenka tas kėlimosi laikas ir gulimosi, tai iš esmės sutrikdo mūsų tą ritmą. Ir tikiu, kad vieniem gal lengviau sekasi adaptuotis, bet daug girdžiu ir savo aplinkoje, ir ten turbūt girdim ir žiniasklaidai, daug žmonių ir skundžiasi, kad yra sunku adaptuotis, kad tai net nėra sveika. Tai tikiu, kad ne iš piršto laužta, dėl kažkokių, sakau, mokslinių pagrindimų neturiu konkrečių tyrimų, bet manau, tai turi įtakos ir tam miego grynai ritmui, nes tenka adaptuotis prie kažkokio naujo laiko, nors mes mieguisti jaučiamės jau anksčiau, tarkim, arba dar nenorim eit miegoti, ir tada ryte sunku keltis. Nu, žodžiu, išblaško mus šitas pokytis. Tai aš dar gal grįšiu prie tų miego higienos, dar nepabaigiau, nebent kažką dar norėjot sakyt, Marta. Tik tai pastebėjau irgi tokį vis pasikartojantį dalyką, kad geram miegui yra svarbu, na, ta tokia rutina ir tas vat, vienodas laikas, tai atrodo taip logiškai siejant tą, irgi norėčiau atliepti, kad, na, tikriausiai tas valandų persukimas nėra labai gerai, kalbant apie tai, kad mums geriausia yra palaikyti tokį patį balansą. Ir dabar jau norėčiau, kad pratęstumėt, nes tikrai labai įdomu ir naudinga. Tai va, tai dabar, jeigu taip kalbėjau dalykiškai rimtai, čia noriu tokį prablaškimą paskaityti vieną kaip citatą iš Ąžuolyno klinikos svetainės irgi apie miego rekomendacijas, ir jie taip šmaikščiai sugalvojo, kaip čia apie tą miegą, kaip čia reiktų geriau užmigti, tai jie taip aprašo: stimuliuokite D tašką. Tai čia, žodžiu, yra D, šiuo atveju yra žodžio dzin, kaip toks trumpinys, tai leiskite savo pajausti tikrą dzin. Dzin, kad kažkas parašė e-mailą 20 val. Vakare. Dzin, kodėl kolega skambina savaitgalį, nes tai tos 2 dienos, kai būtina pailsėti. Dzin, kad kažkas galvoja, jog esate 24/7 tipo įrenginys, skirtas kitų žmonių emocijoms sugerti ar problemoms išklausyti. Ir žinoma, dzin problemoms, nes ir tai praeis, B, jei nepraeis, tai kągi, dzin, teks prisitaikyti. O vakaras būna tas laikas, kai bent porą valandų iki atsigulimo į lovą jūs neskaitysite jokių laiškų, padėsite į šalį planšetę ir neklausysite TV žinių. Tai va, tai man labai patiko stimuliuoti dzin tašką, D tašką. Tai va, taip atrodo paprastai ir aiškiai galima atsiminti šito webinaro vieną iš rekomendacijų. Ir dar, kaip minėjau, yra sąrašas dalykų, ką reiktų daryti, ir tada yra sąrašas, ko vengti. Tai dar labai tokį įdomų, bet visai čia mes artėjame pabaigą, bet noriu truputį papasakot įdomių dalykų. Mes žinom, ten ar ne kava, ten alkoholis, cukrus, kofeinas, bet dabar truputį taip paaiškinti norėčiau, kad miegą reguliuoja ne tik cirkadiniai ritmai, bet ir toks kabutėse miego slėgis. Tai yra tokia medžiaga, jinai vadinasi adenozinas, ir ją išskiria tam tikros smegenų ląstelės. Ir ta medžiaga dieną išskiriama po truputį, o į vakarą tos medžiagos didėja. Reiškia, kuo mes ilgiau nubudę, tai to adenozino smegenys prikaupia. Ir jis veikia migdančiai. Ir vakare jau būna prisikaupę, todėl mes norim miegoti. Va, o naktį tas adenozinas iš smegenų pašalinamas ir ryte jau atsikeliam be miego slėgio. Tai vat kofeinas, tai žinom, ten kava, žalia arbata ir ten kitose produktuose.
Kofeinas yra labai panašios struktūros į tą adenoziną ir kofeinas apgauna smegenis, užblokuoja adenoziną ir sumažina tą sukeltą mieguistumą. Tai mes tarsi jaučiamės žvalūs, o išgėrėm kavos ir nenorim miego, bet tada ateina vakaras ir gali tapti sunkiau užmigti. Tai vat norėjau šitą mechanizmą papasakot, kaip čia tas kofeinas ir irgi yra visokių rekomendacijų dėl kavos. Tai vieni sako, ten galima tik ryte gerti, kiti dar, jeigu per pietus išgersi, tai nieko tokio. Bet bendrai vat galit pamąstymui tokį vat turėt procentinę išraišką, kad kofeinas suveikia per 30 minučių ir iki 7 valandų išlieka 50% jo veikimas, įtaka tam organizme, o po 12 valandų išlieka 25%. Tai čia kiekvienam individualiai pamąstyti, kad vėlgi priklausomai yra miego problemų ir kaip mes miegam ir kaip ta jau priklausomybė nuo to kofeino ir kiek mes daug galim jau jo išgerti kartais ir sakom, nieko čia man neveikia, bet gali turėti įtakos miego nebūtinai trukmei, bet kokybei, kur mes nepastebėm. Mes nežinom, jeigu mes daug metų geriam, tai nežinom, kaip gerai mes galim miegoti, jeigu nebūtų to stimuliuojančio efekto. Gal čia kažkokį komentarą norisi pridėti. Ne, iš tikrųjų labai įdomu ir man irgi nauja, kad kofeinas tiek ilgai gali išlaikyti bent kažkokį savo poveikį. Ir mes dabar jau tarsi pildom sąrašą dalykų, ko negalima daryti, ten jau antroji dienos pusė, tai kaip ir kalbėjom, kad į vakaro pusę ir, miegas, tas dienos miegas nėra gerai ir kofeinas, tai labai gerai išgirsti ir ko nedaryti, nes kartais neatrodo, taigi čia nieko baisaus, taigi čia gal tik truputį ir tada kažkaip nepagalvojom, kaip tai gali paveikti mus. O dar kažkokių dalykų turit ką papildyti apie tai, ko nedaryti? Jo, tai čia yra ir nestandartiškai vengti gerti daugiau skysčių vakare, nes tada norėsis naktį į tualetą ir mes ten, sakau, vieną kartą gal nieko tokio, bet jeigu lakstysim, tai miegas tikrai susitrukdys. Apie tą kalbėjau, apie dzin tašką, bet iš esmės ko nedaryti, tai elementariai stengtis nesinešti problemų į lovą ir čia yra labai daug visokių technikų, mes individualioj praktikoj darbuojamės, kaip žmonėm su to nerimu, su įkyriom mintim susitvarkyti, kaip ir atidėti, yra daug labai, nespėsiu iš tiesų daug papasakoti apie nerimo valdymą, reguliavimą jo, bet reiktų į tai atsižvelgti ir atsiminti, kad jeigu esame įsitempę, jeigu nepasirūpinsim, diena dienai nelygi, bet jeigu nepasirūpinsim savo kažkokio tokio atsipalaidavimo, atidėjimo, ar užsirašymų, palikimų kitai dienai, ar neišsikalbėsim kažkaip, tai ir atsigulsim tarsi, aš čia stiprus ir aš čia susitvarkysiu, tai miegas geriausias rodiklis yra, kaip mes jaučiamės, kaip mūsų psichinė sveikata, nes jis pirmiausiai sutrinka, jeigu yra stresas. Ir ko dar, žmonės čia ko nedaryti, tai aš užsirašiau, nesistengkite užmigti. Žmonės būna atsigula ir stengiasi užmigti. Tai kaip sakoma, kaip mes nesėdim prie stalo ir nelaukiam, kol išalksim, kad galėtume pavalgyti, tai taip mes neinam į lovą, negulim ir nelaukiam tom atmerktom akim žiūrėdami lubas, kad jau užeis mieguistumas. Labiau sakoma, kad kai yra mieguistumas, toks žiovulys, tai tada eiti į lovą. Kažkaip taip gal norėčiau pridėti, ko vengti. Ir tada irgi prie to vengimo turim dar vieną auditorijos klausimą. Tai žmogus klausia, ar vakarinė treniruotė yra naudinga, ar žalinga miegui ir jo kokybei. Ar po vakarinės treniruotės nebus sunkiau užmigti, nes organizmas bus kiek labiau jau prasibudinęs, ar kaip tik užmigsi lengviau, nes kūnas bus labiau pavargęs. Apie sportą vėlgi čia turbūt priklauso, ką mes sportuojam, nes yra ir kardio, ir tie
ištvermė arba lankstumo, tie pilates, jogos, bet sakoma, literatūroje rašoma 3 valandos, sportuoti 3 valandas iki miego, nu, vėliausiai, ta prasme. Tai tokia rekomendacija bendrinė, o šiaip vėlgi, sakyčiau, tai individualu, kaip žmogus jaučiasi, jeigu jis daro ten kokius tempimo pratimus, yra viena, jeigu jis ten labai turi intensyvę kardio treniruotę, tai gali įaudrinti tą organizmą. Ir tarp kitko atsiminiau, jeigu mes vat kažką ten, nežinau, bėgam, nu kardio, sušyla, mūsų pulsas pakyla ir tada bandom užmigti ganėtinai greitu metu, mes tiesiog esam labai kūnas įkaitęs, o kad užmigtume reikia, kad kūno temperatūra nukristų. Tai tiesiog, kad išgaruotume, reikia dar tą laiko. Nu, tai vėlgi yra individualu, bet tos 3 valandos čia uždėtos turbūt, kad daugumai tiktų. Tai va. Supratau, tai dar sportas irgi būtų galbūt tas dalykas, kurio prieš pat miegą reikėtų privengti, ypač jeigu jis yra kažkokio aukštesnio intensyvumo. Na tai galbūt joga ir gali visai tikti, tačiau kažkas kardio treniruotis, manau, pritariu jums, kad nelabai. Tai matau, kad mums čia liko keletas minučių, tai galbūt tada norėčiau dar jūsų paklausti, ar turit kažkaip baigiamąjį žodį? Taip, tai noriu palinkėti visiems gerai išsimiegoti, jau vakaras. Jeigu kažkaip norisi išlikti sveikiems, būti atspariems virusams ar kažkaip pasirūpinti savim, tai tikrai atsiminkit, kad jūs tiesiog galite eiti pamiegoti, jums tai nekainuos ir nereikės nieko specifiškai daryti, bet prieš tai ten buvo seminaras, tarkim, apie pasirūpinimą savimi, meilę savo, tai ten tarsi vis kažką reikia daryti, o čia toks miegas atrodo, kur tikrai atsiguli ir jeigu natūraliai pavyksta užmigti, tiesiog ilgiau pamiegoti ir tai bus tikrai efektyvu ir norisi tikėti, kad žmonės, kurie klausė, galbūt užsimotyvuos ir gal pakalbės su savo namiškiais ar kolegom, visgi, kad miegas yra tikrai svarbus, tiek trumpuoju to periodu geresnė savijauta gali dovanoti, tiek kalbant apie bendrai jau visą tą ligų prevenciją ir išsaugojimų tos sveikatos. Kažkaip taip norisi tikrai palinkėti gero miego. Ačiū Jums labai, Danutė, už tokį informatyvų, įdomų ir tiesiog labai kupiną gerų patarimų webinarą. Ir taip pat nuo savęs tada ir Jums norėčiau ir mūsų žiūrovams taip pat palinkėti gerai išsimiegoti, išnaudoti tos patarimus, gerinti miegų kokybę su laiku. Ir tuomet atsisveikinu, uždaro mūsų psichikos sveikatos dienos festivalį. Ir labai džiaugiuosi, kad kas likot iki galo, kad čia pasilikot, kad tikiuosi, kad pasiėmėt naudingų dalykų iš šito ir tada atsisveikinu su visais. Ačiū dar kartą, Danutė. Prašau ir labanakt. Labanakt, viso geriausio. Visi psichologai.lt padedame jaustis geriau.